Но, guten Morgen, все такое, знаешь, так. Good morning, привет всем друзьями. Today we're gonna talk about our races. Rytas yra čia, Maksimenko dar nedirba. Žodžiu, esam Jonavoj, Utenoj. Va, žiūrėkit, čia yra mūsų aptarnavimo motociklo centras. Pasiėmėm porą trimerių ir varysim pjauti į motokroso trasą. Bet jau čia nedirbs, dar liko biški laiko. Please open, can you open the shop? Mysta! Jo, praeitą kartą čia alų pirkau, nes žinau, kad nugalėsiu, o dabar einu serietėlį nusipirksiu, nežinau, kad pralošiu. O gal parduotuvę atidarysit jau? Gerai. Va, susitarėm, atidais mum shop. Laiko mums lieka 20 minučių realiai iki registracijos pabaigos, o mes dar esam Utenoj, mums liko 12 minučių iki ten. Bandėm startą nuo grotų, buvo labai blogai. Kaip ten sakoma, kiek padarėm, tiek nepadarėm. Tai visų beveik nepadarėm. Iš 4, 3 kartus užgesom. Žiaurus gripas, tai labai gesina variklį. Tai kažkaip reiks išvest gražiai iš sankavos ir tada tiesiog atsuk. Nepavyks, nieko tokio. Nėra, kad mes paimsim tą startą, manau, nes visi su 4,5 jiem kitaip startuojasi nuo grotų. Daugiau turi galios, tai nežinau. Bet turėtų būti gerai. A paskui matysim. Trasą tikiuosi vežiu išsimuš ir bus kur važiuot kaip su traukiniu. I've been craving for you. Diesel, let my shot, I'm doing crazy for you. You're my life, only you be my baby. You're my life, only you be my baby. Tell me what I would do for your love. Girl, all I want from you is your trust. Ir tikriausiai todėl Sigis nusiėmė akinius. Antram rate išmečiau akinius, nes jau buvo neįmanoma matyti. Akis labai išdaužė akmenis, žvyras, nes pastoviai turėjo kažką lenkt, kažką besivyti. Startas ganėtinai prastas, dėl to taip ir gavosi. Nepavyko apsilenkt greitai visų. Nu, ne visų, ten bent tos didžiosios lietosios dalies. Tai dėl to taip ir gavosi. Paskui daugiau papasakosiu, dabar tiesiog einu veidą plauti viską. I don't wanna lay low.
Zdarova, bachurai! Zdarova, bachurai, kaip sako tas. Šugai. Zdarova, bachurai. Taigi, baigėm antrą važiavimą. Eik, va, čia yra lenktynės. Būtų sveikatos, būtų jos tik smagesnės. Ką žinau, startas pavyko, tai vadinasi visas ir važiavimas pavyko, tai aš manau, tuo reikia džiaugtis. O daugiau, nu tai tapai, iš nuovargio tos klaidos atsirado. Šiaip didelių klaidų gal ir nebuvo, tik tai tos nuovargio klaidos, kur jau nebeišlaikai tos pozicijos, kurią reikėtų išlaikyti ir tada atsiranda tiesiog nuklydimai motociklo ir viskas. Karočią, supranti, rezultato tai nežinau. Biškiai aukštesniais, gal dabar žemesniais bėgiais važiavau. Vietom reikėtų aukštesnių, bet tai kažkaip nedamuždavai. Ir viskas, o posūkiai tai tokie visi išmušti, viskas ten tvarkingai. Jeigu ne tos bangos kvailos, tai viskas būtų tikrai gerai. Aišku, bangos visiems, bet jos baudžia labai atmuša rankas. Daugiau tai kampais ir susivažiavom. Tai va. Tai varom, norėčiau į kokį kurvą Champagne Shower. Ką matai? Mama, ančiam man letnik, mama. O jes. Yes. Ką darysi? Apsiversiu su mašina dabar. Kaip bus? Šiandien. Draugai man sakė, kad aš buvau greitis. Bet aš draugų neturiu, tai... Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim žiūrėjimo metu kitąmet sezonu. Kitą savaitę kelsiu kitą. Pimpinsim Šaraną ir apversim Renault. Tai stay tuned for the next episode. O ką dėl Maikės, jeigu ten kažką atspės? Tai pažiūrėsim, kokie rezultatai, nes nežinau, dar nežiūrėjau. Man atrodo 25 likau, nieks už tai nestatė, tai kaip ir viskas točnai. Karočią, parašysiu tam, kas laimėjo.